Oi! Radau vabzdį balkonį ir norėjau paimti, bet jis taip apsirangė aplink pirštą ir norėjo kasti. Pabandysiu vėl pagauti. Aš jį lyg ir matau vėl, bet jis bando išskristi. Jam nesigauna, tai aš pabandysiu pagauti. Iš tikrųjų dar sugalvojau vieną dalyką. Tai yra, kai šauki vabzdžius, ta prasme vis tiek juos reikia kažkaip taip išsivilioti, aš bent jau taip manau. Todėl tu turi susigalvoti tokį šaukimo būdą, pavyzdžiui, skirtą ne bet kokiem vabzdžiam, o tam tikros rūšies. Tarkim, aš dabar matau, tuoj pasakysiu. Aš jau jo nebematau, iš tikrųjų. Jis kažkur pasislėpė. Nu, tarkim, pas mane vabzdys buvo 4 sparnų, 8 kojų berods ir turėjo galvą. Nu, tai aš bent jau kaip jį šauksiu, tai šauksiu. Bet taip, ta prasme, turi kažkoks išeit garsas, taip. Va. Yra, oi, jis ir uodegą turi. Jisai labai baisiai atrodo, iš tikrųjų. Labai. Aš jį net bijau paimti, iš tikrųjų. 6 kojas pas jį ir dar raudo. Eik tu sau. Bet jeigu jisai man įgels. Eik tu, na! Black brick wall slide past your tired eyes. I'm on a short fuse. Nutraukiau šiam koją liktai. Tai ir sparnas tik tai buvo atlūžęs, dabar jisai turėtų tik tai vaikščioti ant grindų, man atrodo. Ta prasme, jau jisai skraidyti nebegali. Ir įkando karočiai pirštą. Žiauriai dar pametė vieną koją. Koją galbūt netgi atrasiu. Girdžiu aš jį. Eik tu sau, koks baisūnas. Bet ar jūs pastebėjote, tarkim, kad kaip aš jį kviečiu, ar ne, jisai pradeda plasnuot sparnais. Bet ta prasme, dabar pas jį nebėra kojų, nebėra sparnų. Ir dabar jisai tik tai, ta prasme, savo kojytėm ten vaikšto po mano drabužius ir... Koks jis baisus. Aš galėčiau pakelti kamerą ir parodyti, bet iš tikrųjų būtų labai daug darbo. Ta prasme, nedaug dar... Pakelsiu ir parodysiu, bet jeigu nuskris, aš nebūsiu kaltas tikrai. Ar matot čia į vabzdį? Vabzdį. Štai jis. Wow! Normaliai. Stūma vabzdys normaliai. Ar matot vabzdį? Nes aš dabar čia, karočią, kompą nešioju, ta prasme, laptopą ir sunku būna pamatyti kažką. Ir jis skanda labai. Iš tikrųjų. Aš nežinau, pabandysiu vėl jį paimti, bet iš tikrųjų baisoka. Ir jis kelia uodegą ir iš uodegos išlenda kažkoks tai spiglys. Man atrodo, jisai yra nuodingas. Nes tai yra ne bet kokia rūšis, aš atvirai sakau.
Ir, nežinau, iš tikrųjų tai daryti yra labai pavojinga, nes vabzdys yra toks gyvūnas, kuris reaguoja prisilietimą. Ir ta prasme, nežinau, aš tai jau nuo jo nukentėjau 2 kartus. 3 kartą nesinori, nes tas jausmas yra labai šlykštus, netgi sakyčiau, kai tau įkanda ir ten suleidžia kažkokį tai eliksyrą, jis pradeda virsti ten. Ta prasme, dar taip nebuvo man, bet aš galvoju, jeigu aš dabar 3 kartą jį paimsiu, tai tikrai tai bus. Nes čia yra ne žaidimai iš tikrųjų. Visada reikia turėti pirštinis arba, nežinau, šalmą, bent jau akinius kokius. Visų dėl to, tai faktas dėl to, nes čia jie neturi. Ta prasme, vabzdžiai, jie tokie yra instinktyvūs gyvūnai. Jeigu juos tu baimi, jie iškart kanda, jie iškart ginasi ir ką čia daugiau bešnekės ir ką čia daugiau beaiškinsiu, jūs manau patys tai suprantat. Ir pabandysiu aš jį paimti, bet jis dabar kažkaip tai labai apsilpęs yra ir aš matau, kad jisai jau netekęs yra 2 kojų po mano grumtynių. Aš tikrųjų pats jo bijau. Kaip jisai gali, ta prasme, manęs, aš jo labiau bijau, nei jisai manęs bijo, nes aš tai nieko nepadarysiu jam, aš paimsiu jį už sparnelių, nutrauksiu tuos sparnelius, paleisiu jį ir jisai ten bėgios laimingas. O kaip aš jį paimu, jisai man iškart kanda į pirštus, o man nepatinka labai, kaip man kanda į pirštus. Gerai, dėl to darysim dabar švelniau, aš pabandysiu paimti jį už sparnų ir tada, kad jisai lakstytų čia kur nors po grindis, tada aš filmuosiu ir, pažiūrėsim, kaip gausis. Oi. Bet jisai gyvas. Bet man labai nepatinka. Arba... Wow. Oi, tu plėšrūnė. Lip. Leiskis apačion plėšrūnė, leiskis. Oi. Jis riečia savo uodegą, ta prasme, aš paimu jį už kūnelio ir jisai riečia tą uodegą, kad man tik tai įgeltų. Aš pabandysiu kartu filmuoti ir... Ai, štai va, matosi vabzdžiukas. Ar jisai matosi? Jis turėtų matytis pagal viską. Ir... Štai va. Koks baisuoklis. Ir jūs stebėkit. Oi, dabar tai bus. Va, aš jį laikau. Jis dabar kažkodėl ramus, bet juda, va. Jis tai tuoj kas man į pirštą. Aš nežinau, kaip jį galėčiau pavadinti, jisai tiesiog... Dabar aš jį labai gerai paėmiau. Kaip matote, pasitik tai 4 kojos, 2 kažkur dingė. Ir, ta prasme, jis turi sparnus, viskas su juo gerai. Pašnekėk kamerą, vabzdy. Ir netgi jisai yra vienas iš stipriausių mano matytų vabzdžių. Jis labai puikiai atrodo. Turi geluonį. Geluonį turi gale ir turi priekį burną. Su ta burna jisai kanda. Ir... Wow! Gerai. Iš tikrųjų... Reikia paleisti juos ir aš tikrai noriu parodyti, kad aš jį paleidžiu. Taigi, aš jį tikrai paleidžiu. Skrisk, vabzdy. O va čia tai normaliai.
Jisai vos man neįskrydo į burną. O? Ar matote, kur jisai tupi? Jis grįžta pas šeimininką. Jisai, ta prasme, šiek tiek baisoka, kad jisai neužlystų man už maikės, nes man tai labai nepatinka. Labai. Bet, reiškia, jam patiko mano rankose būti ir taip toliau. Vop!